Latėme šio akinius, senius miegojo, buvo labai netgi pavojinga, sakyčiau, bet tai buvo tikri nauji metai. O čia matot viską, ką mes geriam, senius grivinėjo. Ir Česlovas tada pasiūto ant senio, davė jam butelį, bet nedužo. Suštarka, pradėjo rėkti Česlovas, be akinių nieko nematė ir ant manęs užsimojo, bet davė Zbignevui. Tada aš patiliuką išpavogiau savo degtinę, kad turėčiau ką pachmelą daryti. Tada lūžom. Tada visi po biškį pradėjom lūžti. Va Česlovas irgi lūžo. O taip atrodė štalas. Va Zbignevas. Va taip va visi. Na, aš mėgstu filmuoti. Va Česlovas, kaip pradėjo po to viskas man plaukt akyse. Va, temti pradėjo, kaip Jono Meko filme. Va, Česlovas pradėjo krapštytis, ką tai rodyti senis man prieš akis. Buvau visiškai girtas. Ir visi po to miegojom ant stalo. Ir aš lūžau. Po to atėjo katė ir suvalgė, kas liko. Iš Dano pagelbos. Ir pabėgo. Radio Show. Kam linksmi nauji metai, bet žinai, turiu problemą, vat. Nu, kas yra, kažkas čia Nu, tai buvo. krikšto šunus ligoninėje gulė. A, Jėzau Marija, kas nutiko? Nugi durnas vaikas, kaip visi per naujuosius, žinai, kaip pyškina iš tų patronų visokių šovinių. Pietardai, Va. Ale, va šitie kooperatyvai privežė tų raketėlių, klausyk. Nu, kiekvienas pacanas dabar gali bet jis vaikas visą laiką guvus buvo ir televizorius šardydavo, susitaisydavo, ten pasidarė. Tai prisinešė, žinai, šito magnio ir čia buvo... Magnio? Magnio. Magnio, aha. Ir buvo šitie santechnikai pas musgi tenais tvarkė vamzdžius, paliko karabito, žinai. Aš siaubėtų mano, Nu ir jis sako, man, žinai, sako, ateik, vat, krikšto tėvai, pasižiūrėk, vat, ką pasidariau naujiems metams. Nu, sakau, tai parodyk. Tai, žinai, kaip varė, tai, aš, tai, žinai, gulėjau, nieko neatsimenu, 2 kažkur tai valandas, o vaikai, tai blogai ranką nutraukė. Ой, mes neminčiai naujus mitus sutikdavom su voinais garnizono, duodavai kareiviui arba praporui kokiam butilką dinaturato, a jis tau kokį zinetinį artilerijos pabūklų sviedinį arba vtursą vapšė duodavo ir mes su Igorioku prieidavom, nueidavom ten, kur tiltas yra, per Vilėką bėga kur ir pastatydavom ir nutaikydavom kokiai bobai į izbušką ir paleisdavom naujų metų naktį krūviną šviesą pavysą neminčinį. Vot mokėdavo žmonės linksmintis anksčiau. A dabar kokie tai kooperatyvo pitardą. Pšik ir nauji metai, mol. Čia ne nauji metai. Čia kokius tai Velykus. Ale, vat, prieš naujuosius metus šio laikraštį apie mūsų rašo, visi laikraščiai. Žinai, dabar papasakosiu. Dabar kur buvęs, kur nebuvęs, koks žurnalistas, tai iškart radio šou ieško, kad tai vyrai parašykit. Tai ten tą padarė, tai tą padarė. Nu. Ale, bet sveikas toks laiškas buvo, įdė skaičiau ir komsomolkai buvo. Nu, šitam dabar dienraščių lyderis. Anoks ir lyderis, komunistų palaikių gramatėlę. Va, tai ten buvo toks geras straipsnelis laiškas tokio mūsų didelio gerbėjo, kur truputį pakritikavo mumis, kad... Va, tai... Ir ten yra toksai klausimas, kas už viso to sto ir nevertėtų saugumo policijai išsiaiškinti. Tai ką čia aiškinti? Ką čia aiškinti, tiesiai šviesiai galim pasakyti nesimarkstydami, kad šitos laidos užsakovas yra KGB ir šetonas. Velnias. Va, dabar mano užsakovas yra va šitas velnias. O aš tai sutartį pasirašiau va su šituo. Aš tai pasirašau sutartį su šito šitanėliu. Aš tai su abiem va šitais pasirašiau. Va,
Nu ir dar aišku, ačiū už gražius žodžius, kad tamsta žiūrite laidą visų pirma, dėkojame. Aš tik norėjau pasakyti, šias Zbignevų kalbą. Nu koks tu fucking Lenkas, nu pažiūrėkime. Ašgi lietuvis, ašgi pats tikriausias lietuvis, nu jomajo. Nu. Kai sako, gatvės nepabarstytos, kai sako, paslyst gali, žinai, ir nukrist. Nu, aš tai galvoju, kad mes turim paskelbti, kokius dabar gali būti apsisaugojimo priemonės šitagi, kada žyma ir slidų, ir kokie automobiliai geriausiai turėsi šiandien Lietuvoje. Ir kaip tik ant laido kabo mano dvajūrūnas bratanas Igoriokas, kuris labai gerai susigaudo automobiliuose. Labadiena, Igori. Čo? Girdėjom, kad pats esi automobilių specialistas ir kaip galėtum pakomentuoti situaciją mūsų keliuose ir kokią mašiną geriausią turėt. Ну, в общем, машина это говно. Какая-нибудь. Самая лучшая машина. Это Audi лыжи. Стоп. Audi лыжи, знаете? Козлы. Apie šilkę kalba. Taip, žinom, знаем, šiliotka. Ну, лыжа. Потом GTI, Volkswagen. Шипами должен быть. Шипами. Понимаешь? Golf? Ну, Golf, GTI. А самая лучшая машина — это BMW тройка. Вот с ней не пропадешь на дороге. Ačiū za... Чем мог, тем и помог. Ačiū, Igori. Igor. Geras žmogus kartais būna, kaip... Vat, durnius apie tik apie ginklus ir mašinas galima su juo šnekėti. Nu, tai bet visidom, aš tai skaitau, kad jis truputį neteisus. Man regis, kad geriausia, nu, pažiūrėjau, aš turėjau 15 metų, Moskvičiukas savo ir stovi, jis kieme ir jokio avarijų aš nedarau ir gerai viskas. Aš tai galvau, kad importinė mašina, kuo daugiau dar visokių pričandalų turi, tai tuo daugiau ir genda. Man tai geriausia mašina, tai troleibusas. Pamenu, pati mėgstamiausia mano mašina, tai buvo šarvuotis Gediminas, su kuriuo mes Vilniun važinėdavom. Ak, čia ne mašina, čia koks tai velnias ant rato. Eik tu po velnių, Boba. Gerai, kitą laidą studijos svečias bus, nesakysim kas. Žymas žmogus bus. Siurprizas. Šiandien turim džiugų jubiliejų. Nepaslaptis, kad po naujų metų geriam toliau, nes, nu, tai sakant, toks gražus sukaktuvininkas mūsų tarpe Albinui sukako vakar 85 metai. Taip. Gražus jubiliejus, seniai.